Kaliopohima. Geros popietės linkėjimai iš Vilniaus. Iš nuostabios Europos sostinės, kur būdamas miesto centre gali būti gamtoje. Taip jau yra Vilniuje ir iš tikrųjų tuo vilniečiai turėtų džiaugtis, kaip ir kitų miestų beje gyventojai Lietuvoje, kad visada už manęs ten statybos, namai ar ne. O čia vat štai mes su Mimi bėgiojame. Mimi, einam per sniegą. Opa. Tokia yra realybė Vilniuje ir, pavyzdžiui, Atėnuose arba Salonikose kažko panašaus tikėtis, vaikštai parkelių ieškau. Čia parkelių net ieškoti nereikia. 1-2 ir tu kažkur tai. Šiandien kažkiek užtrukau su transliacija, šiandien penktadienis ir be abejo tiesioginės transliacijos diena. Užtrukau dėl vienos labai paprastos priežasties, nes laukiau žinių. Laukiau žinių, kurių labai tikėjausi ir žinojau, kad jos greičiausiai pasirodys šiandien. Tai tų žinių yra ne viena ir ne dvi netgi gerų žinių, o prieš paskelbiant jas trumpai apie tai, kas yra Kretai. Kretoje sniego yra pakankamai daug ir sninga, patikėkite, ir sninga žada, kad sekmadienį ateis labai didelis ciklonas užklosiantis Kretos kalnų sniegu, kas yra žiauriai gerai. Vadinasi, vasarą turėsim vandens. Aš čia visai neseniai pasakau, kaip mums yra svarbus tas sniegas žiemą ir lietų žiemą. Tai mes sulaukėme šiaurės vėjo tenai Kretoje, tiksliau, kretiečiai sulaukė, o ne mes šiandien Vilniuje. Būtent šiaurės vėjo, kuris duos kritulių ir duos sniego kalnams, kas yra labai labai gerai. Kita naujiena, kretiečiai skaičiuoja viščiukus. Sakyčiau taip, 2023 metų viščiukus ir žiūri, kas darosi, kas dėjosi, kiek buvo keliautojų, kiek ko visko buvo ir ta statistika skelbiama. Beje, jeigu domitės Graikijos įvairiausią ekonominę statistiką, tikrai labai linkiu užsukti į Lithuanian Business Desk in Greece. Būtent tokia iniciatyva, kurią dalinausi neseniai ir savo asmeniniam profilyje, susitikęs su advokatu Mindaugu Vaičiūnu. Mindaugas Vaičiūnas yra padaręs tą būtent projektą ir tikrai dalinasi ekonominėmis žiniomis iš Graikijos. Tai tuos viščiukus skaičiuoja ir Mindaugas visą tai skelbia, tai jeigu domitės, tikrai užeikite tenai ir viską sužinosite. Tai tuo gyvena šiuo metu Kreta ir Graikija, na, o mes šiandien Vilniuje, kaip matote, ir jūs Lietuvoje turbūt jeigu esate, tai turime sniegų pakankamai ir dar žada, kad tų sniegų pridės. Bet ne apie sniegus, o apie tas naujienas, kuriuo aš taip laukiau. Pirmoji naujiena tai yra tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus į Atėnus. Liktai kažkokia čia nelabai tokia ir naujiena, ar ne? Tų skrydžių kaip ir buvo, bet skraidys Aegean Airlines. Tai yra puikiai tradicinė kompanija, tradicinės avialinijos, kurios turi savo skrydžius ir kurios pagaliau nuo 2017 metų įvairiausių peripetijų pagaliau vėl darys tuos skrydžius, nes būtent buvo kalbėta jau, kad 2017 bus tokie skrydžiai. Tuoj, palaukit, man Mimi reikia pasimti. Mimi, ateik pas mane, štai. Einam čia, einam. Įsilakstyti šuniui reikia. Ok, grįžtam prie naujienų. Mimi, pas mane. Tai yra tikrai gera žinia visiems, kas planuoja keliones ir į Graikiją, ir į Kretą, nes Aegean Airlines tikrai priduos visai kitokio svorio pačiam susisiekimui ir tie verslo santykiai, apie kuriuos mes ir išnekėjom ir su Mindaugu Vaičiūnu, kaip neseniai minėjau, visai bus kitam lygyje, nes Aegean Airlines tai yra būtent tos avialinijos, kurios pradės skraidyti nuo balandžio vidurio, nuo balandžio 19 dienos, pirmas skrydis iš Vilniaus į Atėnus ir atgalios. O iš Atėnų jau galima ir į Kretą, ir į kitas salas, ir kur tik tai norite Graikijoje. Taigi tokios yra tokia pirma gera naujiena. Antra gera naujiena, kuri pasiekė mane iš Kretos, kolegos paskambino, kad mūsų autonomos parkas pasipildė net 20 naujų automobilių. 2024 metų laidos automobiliai.
Mūsų autonomos parke. Tas yra gerai, nes žinau, kaip malonu tiems, kas atvyksta atostogauti, važinėti per atostogas su nauju automobiliu. Tai, kad turėsime visiškai neutralaičių automobilių, taip pat yra tokių, kurie dar nevažinėti, bet įsigyti 23 metais. Plus, šiuo metu, jeigu užsakote, rezervuojate autonomos paslaugas, be abejo, tai yra nuolaidos iš ankstinėms rezervacijoms. Jeigu jūs planuojate keliauti į Kretą šį sezoną, tai tikrai labai rekomenduoju apie tai pagalvoti, apie autonomos rezervaciją pagalvoti jau dabar. Juolab, kad sakau, turėsim ir visiškai naujų telaičių automobilių. Tai čia antra naujiena. Na ir trečia naujiena, kurios laukia, žinau, daug kas Lietuvoje dabar žiemą, nes turime alyvuogių aliejaus. Tai yra labai svarbi naujiena, nes daug kas klausė jau ir praeitą savaitę, net ir prieš naujus metus ir po naujų metų, praėjus šventėms, sakė, kada turėsite šviežio naujo alyvuogių aliejaus. Kažkiek šventės viską sustabdė, bet pagaliau jis Lietuvoje ir jeigu užeisite į mūsų elektroninę parduotuvę kretoskoniai.lt, jūs pamatysite, kad jau ten galite įsigyti alyvuogių aliejaus iš Kretos, kurį atrinkome mes. Audrius ir Jurgita, mano Kreta. Tai buvo reikalų jį atrenkant ir buvo įvairiausių peripetijų, bet aliejaus turime. Taip, kaina jo pakilo. Ir jeigu žiūrint tą statistiką, kurią skelbė ir Mindaugas, beje visai neseniai šios savaitės apžvalgoje, jis parašė, kad alyvuogių aliejus Graikijoje brango 58% per metus. 23 metus būtent tiek statistiškai yra paskaičiuota, kad alyvuogių aliejus pabrango. Na, aš paskaičiavau, kad jeigu būtų pabrangęs mūsų alyvuogių aliejus 58%, jo kaina būtų šokusi virš 25 eurų. Pavyko išbalansuoti geresnę kainą, tikrai pavyko išbalansuoti geresnę kainą ir jeigu pritrūkę esate alyvuogių aliejaus, jau dabar šiuo metu galite užsukti į kretoskoniai.lt ir įsigyti to aliejaus, kurį mes atgabename čia į Lietuvą ir jau juo prekiaujame. Tai tokios 3 geros naujienos šį penktadienį. Aišku, bus tų naujienų dar daugiau ir susitikimų kitą savaitę. Sekite mano Kretos puslapį Facebook'e, facebook.com / mano Kreta. Taip pat toks pats Facebook'o puslapis yra Kretos skoniai. Na ir mano asmeninis Facebook'o profilis. Tai sekite visą tai ir sužinosite daug naujienų tarp Kretos Lietuvos. Ačiū, kad sekat, ačiū, kad domitės. Na, o jeigu yra kažkokių klausimų ar kažkokių tai tiesiog įdomybių dėl Kretos ir Lietuvos santykių arba atostogų Kretoje, tai būtinai rašykite arba po šią žinutę, po šio video, arba tiesiogiai elektroniniu paštu monokreta@gmail.com arba per Facebook'o puslapius. Tai taip mes susikontaktuosime. Tiek šiandien. Ačiū labai, kad sekat. Ačiū labai, kad žiūrit. Na, dar šiek tiek žiemos. Mimi, ar tau patinka žiema? Šunelis kažkaip priprato prie sniego. Tikiuosi, kad nesušalsim. Sėkmės. Iki.